O dabar mažiau kalbų, daugiau darbų. Taip, ponia mokytoja Rožickienė laukia jau, žinai, pratybas pasidėjusi. Ir ir kaipgi Ievutė tenais gavosi tau mokytojaut namuose, tu man papasakok, nes aš žinau, kad ten gavosi labai juokingai ir ne visai ne taip, kaip tu ir planavai, ir net ir minėjo, kad mes visai vienaip įsivaizduojam, kaip tie vaikai čia dabar turės daryti viską, o pasirodo gaunasi visai kitaip ir tu tampa vaikai ne mokytojai, ne mama mokytoja, o vaikai mokytojai. Taip tampa. Taip, sveiki Taip, visi. tai Ievute, garsiau tada į mikrofoną, perleidžiu visą tau eterį, trupučiuką vėluojam jau, apie 20-25 minutės vėluojam pagal grafiką, tai žiūrėk, kaip tau išeis, gerai? Bandysim. Labą dieną visiems. Taigi, esu Ieva Rožickienė ir 3 vaikų mama ir pagal specialybę pradinių klasių mokytoja. Tai visa tai dabar kelia šiek tiek juoką ir viskas dabar atrodo šiek tiek kitaip. Iš pranešėjų jau pasisakiusi, labai daug girdėjau fragmentų iš savo gyvenimo, iš to, ką mes irgi praėjom, patyrėm, visą tai išgyvenom. Tai savo gyvenimą visada siejau su vaikais ir visada aplinkui mane buvo jų labai daug ir žinojau, kad tikrai norėsiu didelės šeimos. Ir kol aš kalbėsiu, pasidalinsiu nuotraukų fragmentais, skaidrėmis. Iš to, kaip jau dabar mes gyvenam. Visa tai, kas buvo seniau, net nebūtų panašu į mūsų mokymąsi tokį. Bet šiai dienai jau maždaug viskas atrodytų taip. Taigi, su vyru dar studijuojant pabėgom iš miesto, aš esu Vilnietė, vyras Kaunietis ir dabar gyvenam kaime visiškai, toli nuo visko. Ir norėjom ramaus gyvenimo be miesto šurmulio. Mūsų ugdymo šeimoje kelias prasidėjo prieš 2 metus, kai pradėjau intensyviai ieškoti, kaip pakeisti vaikui mokyklą, nes mūsų kaimo mokykla mum netiko, tapo, jautėme didelę įtampą visa šeima. Tuo pačiu metu aš ir pati tenai dirbau ir tiesiog prasidėjo trintis. Aš bandžiau kažkaip paklusti sistemai, bandžiau vaiką įtalpinti rėmus, pati būti gera darbuotoja, bet galiausiai viskas pradėjo taip trintis, kad nebeįmanoma buvo niekaip išgyventi tame. Ir karantinas mum atvėrė tą pavyzdį, kad mum vis tik tinka būti namuose, mokytis namuose. Ir aš pradėjau ieškoti kažkokios galimybės ugdyti vaiką šeimoje. Nors apie tokį dalyką kaip ugdymas šeimoje aš net nebuvau girdėjus, nebuvau mačius ir iš vis nieko nežinojau. Dar kai vaikas buvo darželinukas, sūnus, aš pasvajodavau, kad galima būtų, kaip faina būtų, jeigu aš galėčiau jo neleisti į darželį, neleisti į mokyklą, niekur. Ir tiesiog, nes man atrodydavo tas vasaros laikotarpis, kurį mes gyvenam vasarą, man atrodydavo mes, tiesiog visi laiminga, vieninga šeima, o tas rudens žiemos laikotarpis mus įspraudžia į tokius rėmus, į tokią rutiną darbas namai, kad nei aš vaiką matau, nei aš pažįstu jį, aš išvis nežinau, kas dedasi, tik tai atsikeliam, valgom, miegam, keliamės, valgom, miegam. Ta rutina tokia, baisi būdavo ir man tai visai nebuvo miela. O vasarą mes atsileisdavom, keliaudavom, darydavom savo ritmu viską ir visada, būdavo daug lengviau. Tai kai aš pradėjau viso to ieškoti, radau internete visai netyčia straipsnį su Margaritos pasakojimu apie ugdymą šeimoje. Aš tiesiai jai skambutis iš karto ir jinai mane atvedė į visą tai. Aš neįsivaizduoju dabar, kaip ten viskas skambėjo su Margarita, kai kalbėjom, nes aš buvau ant tiek pasimetus, tiek man viskas buvo baisu, kad aš neįsivaizdavau nieko. Bet Margarita taip ramiai, viskas gerai, mes visi taip ir visi žinom šitą jausmą. Ir pirmin, jeigu tik turi drąsos, einam, mes padėsim. Tai ką, beliko pasirinkti mokyklą, pasirinko mokyklą, tai pasirinkti nebuvo sunku, nes norėjom
privačios, kadangi žinau valstybinės mūsų bent jau mano mokyklos žinau poziciją apie ugdymą šeimoje, tai aš norėjau privačios, kad būtų didesnė bendruomenė. Na ir Margarita jau iš karto atvedė savo keliu ir kol kas bent jau labai džiaugiamės čia pakliuvę. Tai pati pradžia mūsų buvo iš tikrųjų nelengva. Buvau pasimetus. Vaikai buvo irgi pasimetę ir sūnui tai buvo pirma mintis labiau bausmė negu džiaugsmas, nes aš nuteikinėjau, jeigu tu šitaip elgsies mokykloje, kaip tu dabar ir man visąlaik mokytojai skambina, tai mes turėsim mokytis namuose, negalėsi tu eiti į mokyklą. Nu, buvo visąlaik tas gąsdinimas, kad, nu kaip tu taip? Ir šiai dienai, jeigu aš pasakyčiau vaikui, kad einam į mokyklą, tai būtų ne už ką, ir dabar jau jie laimingi ugdosi šeimoje ir tikrai viskas gerai. Tuo metu aš dar pati dirbau ir bijojau, kaip čia viskas bus. Man reikėjo palikti 3 mėnesių vaiką ir išeiti į darbą, bet gavosi viskas. Gyvenimas pasuko savo linkme ir iš artimos šeimos iš tikrųjų nesulaukiau nei vieno neigiamo pasakymo, kažkokio nieko. Visą laiką šeima palaikė, šeima visą laiką buvo su tokiu, na, kad tik tu daryk. Nesvarbu, ką jie galvojo šone, kad tai nesąmonė, bet iš tikrųjų man niekada nieko neakcentavo. Todėl visi mokytojų, kitų kažkokių kolegių nuomonės liko nuošaly. Nors iš tikrųjų kolegės atkalbinėjo, pradėjo gąsdinti, kad sugadinsiu vaikui gyvenimą. Pradėjo aiškinti, kad tai nerealu yra. Tu čia su 3 vaikais, tu nesusitvarkysi, o dar darbas, namai, čia neįmanoma tas. Tai, ypač mano aplinkoje, su kuo susitūriau, tai kas iš šeimos, visi palaikė ir man tas buvo svarbiausia. Aš visada sakau, man, ką šeima mano sako, man yra svarbu, o ką aplinka galvoja, čia jų reikalas. Tai pirma rugsėjo pradžia buvo aišku kaip mokytoja. Bandžiau pernešti visą mokyklos sistemą į namus. Statėm žadintuvus, kur pamoka, kur pertrauka, darėm užduotis pagal tvarkaraštį. Į dieną po 5 pamokas, negaliu net pasakyti dabar, nes galva nebeišneša. Ir per nepilną mėnesį, realiai rugsėjo mes neištempėm, sūnus visiškai pastatė mane į vietą. Prasidėjo skandalai, prasidėjo, tiesiog pykčiai nuolatiniai, jis nedaro, neklauso, griuvo absoliučiai viskas ir, galiausiai aš pasijutau bejėgė ir aš ką supratau, kad vis tik tai pastebėjau, jog dirbant su vaiku individualiai, jeigu mes su sūnum atsisėdam ir darom, tai per 45 minutės, kurias aš pradėjau jo reikalauti, mes pagal sistemą padarom 3 kartus daugiau. Tai nereikia, aš vadinasi jį perspaudžiu stipriai ir to nebereikia. Tai pradėjom bendrauti su patirčių slėniu, su Margarita, ko dabar irgi sako, visiškai virsmas kitas buvo. Domėjausi, kaip viskas turi būti, kalbėjau su ugdymo šeimoje jau esančiais tėvais ir rinkau informaciją, kaip visą tai daryti. Nes man buvo kosmosas, vaikas manęs neklauso, kaip taip gali būti. Mokytojos pareiga yra perduoti informaciją, o vaikas turi priimti. Aš turiu pasakyti ir tu šventai turi manim patikėti. Tokia mano įsitikinimas buvo toksai. Tai kai visą tai pradėjo dužti, tai man buvo iš tikrųjų sunku, bet tada mokykla mūsų prašė atsiskaityti projektą metinį ir man tai buvo, oi, siaubas, aš galiu bet kiek pratybų su vaiku padaryti, bet dabar projektą, ką man čia dabar daryti, neįsivaizduoju. Ir būrelis pametėjau idėją visai netyčia, taip su vaiku paprašė fotografuoti kalėdinės eglutės. Ir mes pradėjom fotografuoti, kadangi mėgstam keliauti po Lietuvą, žiūrim, kad čia jau ne viena ir ne 2 tų eglučių,
nutarėm paverst tai projektu, vaikai įsitraukė labai, močiutė pasiėmė vaikus į Klaipėdą, jie stabdė senelius ir sakė, mum čia eglutės reikia, mum čia eglutės, mamai siųsk nuotraukas. Ir visa šeima labai įsitraukė į tai ir kai mes tai padarėm, tą projektą, tai gavosi, kad per 2 savaites nufotografavom 12 eglučių, apvažiavom 1000 kilometrų ir visa tai vaikai susipažino su žemėlapiu, susipažino su tais miestais, su 12 miestų susipažino, jie paskui aprašė visą tai, pristatė, darė skaidres, na, žodžiu, tikrai buvo man tai didžiulis pavyzdys, kaip vaikai mokosi nebe iš vadovėlių, o iš realios patirties, ką jie matė važiuodami. Ir pavasaris irgi lygiai taip pat nešė mum natūraliai tą tokį atitrūkimą nuo vadovėlių, nes norisi daugiau praleisti laiko lauke, kapstytis daržuose, kažką daryti. Ir, na, tiesiog tapom natūraliai lauko mokykla, nes pareidavom namo tik tai miegoti. Ir vaikai visą tą, na, tiesiog mane išmokė, kad tie vadovėliai palauks. Mes galim padaryti pratybas, jeigu lyja lauke, ar negalim būti. O kai geras oras, mes einam į lauką, gaminam, darom, žaidžiam ir po truputėlį atėjom į 2 metus ir jau jie buvo daug laisvesni, daug lengvesni. Vaikai turi savo būrelius, nuotolinės pamokas, kuriomis džiaugiasi. Visada laukia kelionė į mokyklą, nors mokykla gan toli, bet visada mielai keliasi ir važiuoja. Taip pat labai didelis iš vyro palaikymas ir net labai įdomu, kad jeigu valstybinėj mokykloj vykdavo renginiai ar kažkas, vyras į tai nesikiša, tu eini. Nu, jeigu aš negaliu, tai tada, nu gerai, per prievartą nueisiu. Dabar ne, vyras pats padeda, galvoja, buvo čia mugė, kokių priemonių reikia, kaip čia paimam, o gal čia dekoruojam, reikia lemputės nupirkti. Na, žodžiu, vyras irgi visiškai pilnai įsitraukė į visą tą. Ir žiemą praleidžiam kaip ir mažiau laiko lauke, nes esam tie, kurie, bent jau aš tai esu ta, kuriai šiluma labiau svarbu. Ir aš lauko šalto nemėgstu, bet pasitaiko dienų, kai vaikam tiesiog patiems šauna į galvą idėja ir dabar reikia čia ir dabar. Tai va, matosi nuotraukoje, kaip sūnus stato iglų namelį. Iš dėžės, tiesiog dėžę paėmė plastikinę, statė plytas, tas darė iš sniego ir konstravo. Tai užtruko visą dieną, visi plušom, darėm. Ir buvo labai smagu, negalėjo vaikai atsitraukti tol, kol jie nepastatys, aš dar bandžiau kalbinti, nes mes pabaigėm apie 10 valandą vakaro, dar prieš tai aš bandžiau kalbinti, sakau, gal jau rytoj palik, ne, tai o jeigu ištirps sniegas, tai jokių būdų rytoj negalim, čia šiandien ir čia sekundę. Tai va, tai mes taip ir pastatėm visą tą iglų namelį, ten su stogu irgi reikėjo padėti. Galiausiai atsinešė lemputę iš namų ir įsižiebė šviesą ir visi ten sėdėjo laimingi, galiausiai susikūrė dar ir stalą ir kėdę jie ten viduj. Na, žodžiu, visiškai visą dieną praleido lauke, nei jam šalta, nei jie valgyt nori, nei jam reikia kažko. Tiesiog laimingai prabuvo. Kitas pavyzdys, per Kalėdas laukiam svečių iš užsienio ir, kaip aš sakau, vaikai pakliuvo į gyvą realų anglų kalbos egzaminą. Ir išbandė savo galimybės anglų kalboje. Ąžuolas, pacituosiu grynai Ąžuolo žodžiais, Ąžuolas apie tai sakė, žinai, pirmą dieną buvo labai baisu ir sunku. Daug reikėjo galvoti, kaip tas žodis sakosi angliškai, bet vėliau liežuvis pats sakė žodžius ir man nereikėjo galvoti. Tai tiesiog buvo labai gera, nes iš tikrųjų jie labai gerai susišnekėjo, mano dukra yra pirmokė, kuriai dar pagal programą anglų kalba nepriklauso, bet jinai irgi mokosi tolygiai su broliu. Ir Ąžuolas jau šiek tiek stipresnis anglų kalboje, bet abudu labai gerai susišnekėjo, apie savo pomėgius laisvai papasakojo. Na ir šiaip, mano vaikai tokie labiau kūrybiški. Nuo mokyklos sūnui dar vis yra šiek tiek įvaryta baimė matematikos. Todėl mes ją stengiamės
kitais būdais kompensuoti, jie lanko būrelį matematikos ir šiek tiek alternatyviais būdais įvesti į tą matematiką. O šiaip jisai labai mėgsta chemiją, fizikos, lemputės junginiai įvairiai. Nuo pat mažens jis labai mėgo, jau jeigu kur nors rozetė laisva, tai būtinai jis turi išbandyti, kaip ten kas veikia. Koks mygtukas, kur pasispaudžia ir panašiai. Labai mėgsta konstruoti, piešti, daryti darbelius įvairius, nu, žodžiu, prisigalvoja tikrai įvairių dalykų. Ir tie pirmieji metai, kai aš tiesiog ieškojau ir laukiau, man visi sakydavo, vaikas pats turi atsiskleisti, pats turi pasakyti, ko jis nori. Man buvo mistika kažkokia, mano vaikai iš manęs tiesiog reikalauja, kad aš jiem nurodyčiau, ką daryti, nes jie patys tai sienom trinasi. Tai galiausiai aš pradėjau leisti jiem tą sieną trinti ir sakiau, ne, aš tau nesakysiu. Nori, susigalvok pats, nori, tingėk, gulėk, nedaryk, nieko. Ir kai aš atsitraukiu, tai pradžiai man buvo sunku, buvo visokių bangavimų. Tai aš atsitraukiu, tai aš vėl einu į priekį, užspaudžiu juos, tai vėl aš atsitraukiu, vėl užspaudžiu. Nu, visokių buvo tų bangavimų, bet galiausiai, kai jau pavyko mums atsitraukti, vaikai pradėjo nuobodžiauti, jie atrado savo stipresnės pusės. Ir pagrindinis pavyzdys iš to, kad viskas pasikeitė, tai kai mokykla mūsų paprašė pirmais metais padaryti minčių žemėlapį, ko mes siekiam tais metais. Čia buvo misija neįmanoma. Aš surašiau, ko jie sieks, nes jie tai nesugalvos, kad kažką tai mokysis. O antraisiais metais aš leidau, tiksliau, aš nebeprašiau jų, nes mūsų neprašė antrų metų ten pildyti. Ir aš tiesiog pati priminiau, sakau, atsimeni, mes tą pilį ten piešim. O, duok, dabar aš nupiešiu, va šiandien tai aš taip matau viską. Ir jie patys supildė. Pats pildė, kad nori vienas į baseiną, kitas su gitara groti. Kitas ten nori, reikia susipirkti elektronikos prietaisų, kad galėtų lemputės junginėti. Gavo dovanų chemijos rinkinį, tai ten jam priedų dabar reikia kažkokiu, kad ir kalio per manganato važiavom pirkti. Nu, žodžiu, tokių dalykų, apie ką aš nebūčiau galvojus, nes chemija atsiranda vyresnėse klasėse ir mano ketvirtokui to nereikia. Bet realiai, visą tai po truputį vaikai patys perima, jį visiškai negalvodami pagal klases, jiem tiesiog dabar tai yra įdomu. Ir dar vienas labai akivaizdus skirtumas, tai knygų skaitimas. Abu mano vaikai labai skaito knygas, netgi ir trečioji vis pasiima knygutę ir šalia skaito. Tai kai ėjo į mokyklą, tam laiko realiai neturėjom, nes iš mokyklos grįždavo, nu, jeigu paliktos po pamokų, tai po 4, tada dar būrelis, tada dar namų darbai, viskas, vaikas yra pervargęs ir jokios knygos skaityti nebepriversi, nors mokykla liepia ir reikia, ir vėl žymi pykstėsi, nes 5 puslapiai į dieną būtina. O dabar, aš nežinau, knygas tempiam iš bibliotekos maišais į savaitę po kartą ir ištisai skaito ir skaito ir skaito. Tai tikrai džiugina tas toks skaitimas vaikų. Taigi, apibendrinant, mūsų šiandienos gyvenimas stipriai skiriasi nuo to, kai ėjom į mokyklą. Ir net nuo pirmų ugdymo šeimoje metų tikiu, kad ir kiti metai bus kitokie, nes mes dabar neturim net vienos dienos, tokia, kuri būtų pasikartojanti vienoda. Tai tikiu, kad ir vėlesni metai po truputį keisis. Tačiau, kaip bebūtų, man visada yra didžiausia vertybė šeima, šeimos vienybė. Tai tą ir turime dabar, darną, taiką ir meilę savo šeimoje. Akademiniai dalykai visada yra pasiekiami, jeigu nori, o šeimos, kaip Runeta pasakoja apie ryšį, tai svarbiausia yra nepamesti to ryšio, neprarasti vaikų ir matyti, ką jie veikia. Todėl linkiu visiems atsikvėpti, džiaugtis laimingais vaikais ir matyti juos. Juk vaikai būna arba švarūs, arba laimingi. Tad mes renkamės laimę, juoką ir džiaugsmą. Ir smagu dalintis to su visais, nes dabar
dar labai dažnai, kai pasakome, kad vaikai neina į mokyklą, į mus žiūri kaip į kosmonautus. Ir labai geras pavyzdys buvo, kai vaikai labai norėjo pamatyti Kalėdų senelį per šitus metus. Ir mes juos nuvežėm pas Kalėdų senį ir jo klausimai buvo, nu tai kaip tau sekasi? O kaip mokykloj sekasi? Vaikai susimėtė, mes neinam į mokyklą. Viskas, Kalėdų senelio akys tokios, jis klausimų nebeturi. Nebegali nieko pasakyti žmogus, ir šis pasimetė. Jam pagal sąrašą buvo, kaip tavo mokykloje sekasi, kaip draugai, koks dalykas mėgstamiausias, iš punkto išsprogo ir viskas. Tai labai smagu būti tais kosmonautais. Bet labai gera, kai iš tikrųjų sutinki žmonės, kurie vis tik jau žino apie ugdymą šeimoje ir jau mes nesam tie, kurie nesimoko. O, fantastika. Ačiū Jums. Ačiū Ievute, Jetau, koks šiltas, koks geras pristatymas tavo, aš net, man jau šarytės net piškiuką kaupėsi, nes aš žinau, koks tu šiltas žmogus ir kokia, rimtai, kas čia dabar. Matai man tą nuotrauką. Labai tą nuotrauką jūsų aš įsimylėjau nerealiai, nes aš galvoju, o Dieve, kokie turi Per būti kitką vaikai. dar paminėsiu, nuotraukas, koliažus darė Ąžuolas. Pats, o Dieve. Nu, šaunuolis. Nu, bepigu lektorių, IT-šniką turi namuose. Ne, juokauju. Fantastika, Ievute, tavo šiluma jaučiasi per visus ekranus ir iš tikrųjų esam labai dėkingi Patirčių slėnyje tau už tai, kad tu mokini tos mūsų mažiukus naminukus savo tą tokią šiltą ir lėtą ir fainą atmosferą ir išklausai ir tą tempą jiem duodi. Ir aš žinau, kad man tėveliai visą laiką sako, tai ką atostogos, bus atostogos ir nebus Ievos pamokų, mes išprotėsim, sako, jeigu pamoka pirmadienį, jau jie penktadienį laukia pamokos, kada bus Ieva. Tai vargšė Ieva gavo savo numest 3 vaikus ir dar papildomų pamokų padaryti vien tik tam, kad susitikti ir pakalbėti su vaikais, ar ne? Tai ką tai kalba? Nereikia versti, nereikia prievartauti, statyti žadintuvo, vaikai taip noriai mokosi, kad jie laukia tos pamokos 2-3 dienas ir keikiasi, kodėl toks ilgas savaitgalis būna. Tai vat puikus pavyzdys. Ir aišku, akademiniai jūsų pasiekimai ir ten tos krūvos diplomų, jie gauti visi be prievartos, be įtampos, be kažkokios papildomų tokių negatyvų, ar ne, jūsų šeimoje. Ir mes tai juokiamės iš tų popierėlių, mes tikrai labai jų nesireikšime, sakom, kaip fainai turėsit prokurom popierių, žinai. Tai nepagalvokit, kad mes čia labai tos popierius diplomus sureikšminam. Mokykloje jie neturėdavo diplomų, nes visą laiką sakydavo, tu negali, tau nepavyks, tu per silpnas dar. O čia tiesiog eini ir bandai, gal pavyks ir pavyksta. Taip, fantastiškai. Ir toks pavyzdys, kaip Ievo šeima atvažiuoja į susitikimus bendrus Patirčių slėnyje už jūrų marių ir visą laiką būna pirmi ir paskutiniai išvažiuoja. Ir dar spėja išsirpti ir į mokyklą, ir vaikai suminga ant kilimo ant žemės, jie jūs apsirbė aplinkui ir, žodžiu, taigi atstumas yra ne kliūtis, jūs gyvenat Ignalinos dar toliau, ne, rajone, ne, kažkur tai. Labai patinka tai, kad Ieva su savo mokinukais bendrauja kaip su lygiaverčiais žmonėmis, taip. Ir čia labai geras komentaras, todėl kad jie ir jaučia, kad jie yra lygiaverčiai nariai bendruomenės ir dėl to ir neatsiranda tų kažkokių baimių ir sienų kreiptis į suaugusių žmogų ateityje, ar ne, kreiptis į mokytoją, o jie labai šiltai bendrauja. Ir tai, kad ta kelionė jūsų buvo ypatingai vingiuota, tai dar smagiau. Ir mes norim pasidalinti, aš labai greitai su savo
kolegėm, kaip mes žvygaujam jau, kai ateina rugsėjais, spalis ir tie naujokai visi kalatojasi ir tai, oh my god, žinai, panikos priepuoliai, ir mums net skanu, žinai, ir galvoju, kaip smagu, kaip įdomiai jūs dabar gyvensit, kol jūs išsimokyklinsit, detoksikaciją mokyklinę pasidarysit sisteminę ir tada jau pradėsit gyventi. Tai labai labai Jautė, ačiū tau, didžiausios sėkmės tavo šeimai, jūs labai labai daug darote ir dėl mūsų bendruomenės ir va, tas pavyzdys, kaip galima būnant sisteminiu žmogum, dirbant sistemoje, 360 kampų apsisukti, tiek, ne 360. 180, 360, kai grįši į tą pačią vietą. Teisingai, Akvilė, tai 180 laipsnių buvo apsisukti. Pas mane daug aukštai, bet aš žinau, tai nelabai. ir puikiausiai toliau, žinai, ugdyti vaikus ir gyvendinti savo misiją. Tai dar kartą ačiū, labai jūs mylim.